O antrą dieną pasiėmiau G9 pabandyti. Čia dar didesnė, labai rimta mašina. Interjeras karališkas. Xiaopeng arba Xpeng. Su šita mašina galima nuvažiuoti beveik 600 km vasarą. O pakrovimas nuo 10 iki 80% per 12 minučių. O dabar jeigu galima gal parodyti, aš taigi šita didžiulė mašina įsibėgėja per nepilnas 4 sekundės iki 100. Yra pagreitis toksai kaip, panašiai kaip mano 360 laipsnių supinių, kurias aš turiu namuose pasidaręs. Toks kosmonautiškas adrenalino pojūtis. Bet vis tiek jautiesi labai saugiai. Pirmas įspūdis ir pirmi žodžiai, kuriuos norisi pasakyti pavairavus kelias minutės šitą mašiną, tai yra stabilumas, saugumas, komfortas. Jautiesi labai tvirtai, prigrūsta visokiausio aktyvaus saugumo priemonių, apsaugų, perspėjimų. Aišku, pats jisai dar nevairuoja, ko gero galėtų, bet dar nėra tų visų leidimų, nes pati kompanija Xpeng yra labai inovatyvi. Jie ne tik gamina automobilius, bet ir skraidančius automobilius, dronus X2, kuriuos šį rudenį planuoja irgi parodyti, ir humanoidinius robotus, Iron. Kitas dalykas tai yra komfortas, apdaila, medžiagiškumas, visas tas, kas jaučiasi, kuo gali pasimėgauti. Sėdynės aprūpintos masažų. Aš esu turėjęs mašinų su masažais, bet tikrai šitas yra, taip atrodo, kad tenais kėdėjai sėdi specialistas, kuris stipriom rankelėm gnaibo visą nugarą, nuo viršaus iki apačios. Tiesiog nesinori išlipti šitos mašinos, labai gerai jinai padaryta, labai smagiai važiuoja. Ir tą važiavimo smagumą duoda ypatinga 2 oro kamerų dirbtiniu intelektu padaryta pakaba, kuri tikrai labai švariai palaiko lygį ir leidžia tau važiuoti kaip kokiam prabangiam kosminiam laive. Man dar labai svarbu yra garso kokybė. Aš ir mėgstu muziką kokybišką paklausyti. Kartais važiuodamas darau ir pamoką savo, ilgas yra maršrutas, tiesiog susiskambinu su mokytoju ir darau. Tai jeigu būtų prasta garso izoliacija, tu važiuoji virš 100, jau viskas ūžia taip, kad tu negali sukalbėti. Čia 150 važiuoja, 170 važiuoja, nes Vokietijoje tas yra leidžiama. Tyliai, gražiai rieda, švelniai vėjelis ošia. Džiaugiuosi, kad ateina tokie nauji gamintojai į Lietuvą, nuo rudens jau galima bus ir Lietuvoje įsigyti.